per galvą, kad laimės sutikčiau. Meldžiu aš palaimas, kad tik jums įtikčiau. Viens po kito man nuslinks plaukai. Ir mūsų saugo ir globoja, O, palauk, čia aš nukrys. O, o, spaltė. Kolonkės ir viskas, va. Kartais aš noriu įlyst tau po orą, tyliai alsuoti, kai tik išlys proga, vis dar nemoku būti arčiau. Vis dėlto nukeisti mažiau pateikimo, daugiau ir vaikams paaiškinti nepadėso. Aš jaučiuos, kad lyg bestuburis, nebeatlaikau. Padarėte tą Koliažą kartu. jo, mes du koliažus darėm. Vienas su aksesuarais, o kitas su klevukais. Nu va, ir gerai gavęs. Sakysim, dėsimės ant mašinų galo. Nu va, prašau. Su Vaida. Ką tik dalyvavau šokio improvizacijos dirbtuvėse. Labai nuostabi patirtis. Labai norėjau kažko tokio Panevėžy. Ir tai turbūt vienintelė galimybė suaugusiam žmogui sudalyvauti tokiam atsipalaidavimo terapijoje. Paskui tamsi migla, neleidžia man savęs suvokti, pradeda balsai tvysikšti, dar nespėjus atsistoti, kartu, kada pareisi vėl į savo kampą. Galva neduoda laiko visko apgalvot, suklysta lūpos, kai tamsi migla, neleidžia man savęs suvokti, pradeda balsai tvysikšti, dar nespėjus atsistoti, kartu, kada pareisi vėl į savo kampą. Gerai, nes čia vien sėja menininkai, man labai čia patinka. Ką tik apžiūrėjau visus, tai tikrai labai kūrybingi žmonės. Ir labai džiaugiuosi, kad ir čia turiu galimybę prekiauti. Tik, kad esam šitoj mūgiai, nes pirmas kartas iš tiesų fantastika, kad tai Panevėžy vyksta toks dalykas. Labai džiaugiuosi, kad vyksta Panevėžy, tokia gyva kultūra, Panevėžy irgi vyksta dalykai, galim pasižiūrėti, kaip meno laukas Panevėžy atrodo, fantastika, kad tai egzistuoja. Ir yra tikrai tikiuosi, kad bus, manau, kokia didesnė tikimybė, kad ir bus daugiau tokių renginių, daugiau galimybių menininkams atsiskleisti ir daugiau galimybių užsidirbti. Tai nežinau, laukiam pradžios, excited, pirmas kartas, kada pardavinėju savo darbus, tai can't wait. Tai sveiki atvykę į 8-ąjį fazę slemą. Visi čia, bet šylenis mažėja, adatos vis lūžta ir viską, ką gali ištarti. Melis būt slėmė? Taip. Nu žinok, kaip Panevėžiečiai nerealus. Nuneša stogą, labai gerai sutvarkant scenos baimę. Čia vaistas numeris 1. Ir iškelkite į viršų. Jūs visi susitaikėte. Gerai, koks jausmas po slemo? Nerealiai. Labai bijau iš pačių, bet realiai labai gerai. Rock'n'roll, trečias kartas! Nu, tai kaip experience? Žiauru. Buvo koncas toks, kokių tikrai labai retai būna. Realiai nebuvo to. Realiai nebuvo.
Žiauriai faini žmonės, žiauriai faina vieta, žiauriai faini visi, kurie mus priėmė ir kurie viską suteikė, ko mes sugebėjom neatsivežti. Buvo tikrai labai šiltas priėmimas ir Gera čia būti. Buvo labai gera čia būti. Publika, on top, gave everything. Žiauriai gerai. Labai gera, labai miela. Taip. kaip ten phase up. Phase up. Phase up. Gerai, palinkėjimą Fazei. Linkim Fazei nenustot augt, nes su tokiais renginiais. Phase up. Sveikatos. Džiaugsmo. Meilės. Mums linkiu Fazę, kad judėti matyti tik priekį. Ir iš tiesų, būtent tokių renginių labai norėtųsi ir daugiau, nes iš tiesų labai faina, labai smagi laikas praėjo. Fazei, žinok, palinkėčiau nepabijojimo eksperimentuoti. Aš galiu pasakyti, kad Slemas kaip toks konspektas yra iš Amerikos atvežtas, o juodraštis kūrė čia Panevėžy. Tai būtų žiauriai faina, jeigu panašus dalykai kaip juodraštis irgi gimtų iš tų idėjų, permutacijas visokias ir dar kažkokius pakeitimus. Tai va, linkiu nenumesti to kūrybingumo bangos ir davai keiskit, kurkit renginius, kuo daugiau, tuo geriau. Linkiu tikrai organizatoriams nesustoti ir būtinai tęsti ir lauksim pratęsimo. Nenustokit daryti to, ką darote. Jo, aš linkiu, kad daugiau prisikėstų žmonės Slemą, kurie pristatytų savo kūrybą, nes labai visų fainai tiesiog girdėtų kūrybą. Linkiu ir toliau augti, tikrai, nes realiai su kiekvienu Slemu vis daugiau žmonių ateina ir džiugina. Esu labai dėkinga ir organizatoriam, ir mokytojai už galimybę išlaisvinti savo kūną, pajusti šokio džiaugsmą, išsinešu iš čia laisvę ir šviesą. Ir labai norėčiau, kad būtų dar tokių renginių.